Labą dieną. Labą. Sveikas, Biozipu, kaip tu sekasi? Aš ne Biozipas. O kas? Aš Antanas. Ar čia tikrai Antanas? Taip. Antanai, sveikinu tave su Antanu giminė. Ne, o tai aš tau linkiu, karot žinau, kad čia net ne Antanas. Mhm. Nu, aš nežinau, bet tau laimės siekiu, šilumos, karštos kavytės. Mhm. Ir, karoči, galim kitiems žmonėms parduoti linkėjimus. Taip. Va, naujus, happy linkėjimai ir fukis cool linkėjimai, todėl, kad jie maladės. Ir ponas Danila maladės, nes, karoči, eina už mane ten sirgalis gargalys. Nu, tai va, ačiū. Padanėtinkit taip pavyko, ačiū, aš arą žinau. Gerai? Ačiū tau už nuostabų skambutį. Tu pats nuostabus esi. Ačiū labai. Taip, va tokios naujienos parašė, kad Astijus yra prisijungęs serveryje. Na matot, kai jeigu mama yra netoli, tai tu žaisargą gali ir jos akivaizdoj, bet žinot, ten šnekėt, kai reikia dar nusikeikt, tai nelabai. Kiek skambina, aš netrukus norėsiu sužaisti vieną žaidimą, kurio, žinoma, piniginiai prizai bus piniginiai, nežinau, ką čia norėjau pasakyti. Sužaisime vieną žaidimą ir tiesiog jums reikės atspėti vieną dalyką. Jis vieną kartą spėliojom, už kokią sumą Rimas nusipirko kompiuterį ir tai buvo 900 eurų. Nu, iš pradžių ten 800, bet jis ten nusprendė nusipirkti stipresnį, geresnį, tai žaidėm per naują. Tai dabar manau ir darau tą žaidimą, greitą žaidimą, paprastas klausimėlis. Kokius Windowsus įsirašė Rimas į savo naująjį kompą, kaip kompas atrodo ir visos specifikacijos yra įdėtos į mūsų RGFM antro radio Facebooką. Tai va, tai skambinkite 869110972 ir pažaisime klausimyną, kokius Windowsus įsirašė Rimas į savo naująjį kompiuterį. Labadiena, kuo vardu? Big Whipper. Ir kaip manai, kokius Windowsus įsirašė Rimas į savo kompą? Nežinau, gal kokius 7. Windows 7, gerai, ačiū jums labai. Alio, labadiena, koks jūsų spėjimas? 8 Windowsus. 8 Windowsai, gerai, ačiū jums labai. Skambinkite nuolatos, nes jeigu ir bus teisingas atsakymas, aš iš karto nepasakysiu to, nes gal tą patį atsakymą pasakys daugiau žmonių ir tada galėsiu daugiau žmonių duoti prizus. Tai skambinkite toliau 869110972. Pasakykite tiesiog, spėkite, kokius Windowsus įsirašė Rimas į savo kompą ir gal keli net žmonės, jeigu bus teisingai atspėję, laimės prizus. Mums šiuo metu skambina 12 žmonių, aš labai dėl to džiaugiuosi. Alio, ko jūsų vardu? Pala, aš jau su tavim ką tik kalbėjau. Reikia kažką kitą. Alio, ko jūsų vardu? Labą vakarą. Labą. Nu, noriu atspėti. Taip, spėjimas jūsų? Windows Vista. Windows Vista. Ir palauk dar linkėjimus, girdė. Nu, šiek tiek vėliau, nes dabar noriu atsiliepti kitiems žmonėms. Labą, kuo jūs vardu? Nu, noriu spėti. Taip, klausau. 8. Windows 8, gerai, ačiū jums labai, alio. Nu. Taip, jūsų spėjimas? Kad Windows 10. Windows 10, gerai, ačiū jums labai, alio. Windows 9. Windows 9, gerai, ačiū jums labai, alio. Sveikis, Windows 10, karoči, arba Windows XP. Tai Windows 10 ar XP? Nu, XP tada. XP, gerai, ačiū jums labai, alio, jūsų spėjimas? 10 Windows.
Gerai. 10 Windows. Gerai, ačiū Jums labai. Taip, alio? Windows šiam 9. Windows šiam 9. Gerai. Na, manau, tokią suvestinę pasidaryti ir jau yra gana. Ir, gerai, dar jeigu nori, dar skambinkit. 869110972. Alio? Labą dieną. Labai, Jūsų spėjimas? Windows 10. Windows 10. Gerai, alio? 8.1. 8,1. Gerai, ačiū Jums labai. Na ir manau, mes turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, nu va 12. Alio? Ir padėjo ragelį. Nesvarbu. Gerai, mes turime 11 žmonių, kurie ginčinosi, kokius Windowsus Rimas įsirašė į savo naująjį kompiuterį. Kaip sakiau, jį gali pažiūrėti argi filmdu mūsų Facebook'e. Galiu pasakyti... papėsdėjau. Iš tiesų, dabar pasakau atsakymą. Ne, gal pasakysiu tiesiog telefono numerių galus, kurie dabar turėsit paskambinti į eterį ir pasakyti savo vardą, nes man reikia su Jumis susisiekti. Tai numerio galas 626 skambina man dabar, numerio galas 986 man skambina dabar atgal ir numerio galas skambina 831. Šie 3 numeriai įvardino, jog Rimas nusipirko, tai nenusipirko, įsirašė Windows 10. Gerai, ar tu laimingas, kad laimėjai? Labai. Labai. Linkėjimai Rokui! Rokai linkėjimai! Sakyk vardą savo, Rokai. Algirdas. O pavardę tai sargė, kaip aš su tami susisieksiu. Aloizas Pipka. Aurizas? Aloizas Pipka. Gerai, ačiū Jums labai, Jums prizas bus įteiktas kaip biozipas tokį. Žinai tokį biozipą? Kaip? Biozipą tokį, žinai, sargietį. Dar pakartu. Žmogus toks yra sargė, biozip, žinai tokį? Ne. Nežinai, nesvarbu, bet kai jis bus prisijungęs serveryje, tau paduos tą prizą. Dėkojame, kad žaidi. Alio, koks tavo vardas? Ar 10 Windows atsakym? Tai taip, tu laimėjai, dabar reikia tavo sargo vardą. Airidas Dievas. Airidas Dievas. Gerai, kai biozipas bus, paduos tau prizą. Ir mums reikia paskutinio žmogaus, kuris laimėjo taip pat. Numerio galas 986. Prisiskambink mums ir pasakysi savo duomenis. Ir tada aš tau paduosiu prizą. Šiek tiek skelbimų ar kažko iš /FM noriu perduoti linkėjimus visiems tarvamylių. Jūs berniukai, beriukai, bet turbūt noriu pasakyti beriukai. Bučkis, Litas ir Bandelė, sako Ernis Carter. Ar bus ta bobutė šiandien? Negaliu prižadėti, bet ta bobutė, kurią jūs vardinat, jinai yra Aldona. Tai parašykit info Aldona, ar pamatysite, ar jinai yra serveryje. Ir tada sužinosite, ar jinai galės būti, gal pati, kaip sakant, parašysiu Jums, tai bus eterį. O dabar aš dabar parašysiu Astijui. Astijau, tai dar ateiti galėsi, klaustukas. Tai vat, linkiu Jums nepabėgti dar nuo mūsų eterio, nes tai yra, kaip aš sakau, naktinis eteris, skirtas ridos kelėjam ir visiems kitiems, kas netingi vėlą vakarą klausyti ir klausyti per dieną nusibodusių gal dainų. Tai vat va su tokiais skambučiais jūsų šiek tiek paįvairinam tas dainas visokias ir panašiai. Tai dabar dar kelios žinutės iš /FM. Linkėjimai Bogdanovui, sekmadienį gersim, kai grįšiu Utenon, rašo Gangsta Kvizikce. Matjev Gonzalės rašo, aš neduhas, linkėjimai visiems, išskyrus taksi antros valdžiai. Domce Fop rašo, myliu Vika Vei, Bučkis ir visiems TV darbuotojams linki bėga 9. Koma Fletronui Diablo Pachmielo nupirkit, rašo Ernis Carter.
Linkiu jums visko ko geriausio, Leksis Duhas rašo. Astijus Andrės Astijau, tai jie triga laiko nei /fem rašyk. Mums tavęs dar reikia. Parašykite į VIP chatą geriau, ar jūs norit Astijaus dar. Kelių rida 5000 į kilometrą per naktį, rašo Erikas Basukas. Linkėjimai Mendozui, rašo Mendoza Gana. Kaip be SRGFM gyvent galėjau? Nu tai negalėjai, aišku. Pasuk, nu taip. A tu Skype'u Astijau naudotis nemokė. Nu. Sveikas. Tai mamos nebėra? Ne, Tai kodėl pats neskambinai ar nerašiai? aš bijojau, žinok. Ai, ko tu bijai? Aš bijau. Bijai. Ko tu bijai? Pasipasakok. Aš bijau baimių. Bijai baimių. Aš bijau tamsos, bijau būti vienas kambarį. Taigi tu ne vienas, sakai tėvas už tavęs. Išėjo tėvas pas mergų. A, tai tu ne kartu? Nesėmė mane, sakė, per mažas dar. Bet per mažas, bet turbūt viską už jį Bet geriau esu žinai. išpisęs vieną. O, kaip sekėsi išpist? Gerai, o tau? Žinai, kas yra zalupa? Taip. Kas? Pimpalo sąsmauko galvutė. Iš kur tu tai žinai? Aš viską žinau, klaus, ko tu nežinai. Gerai, aš nežinau, kas yra menstruacijos moteriams. Menstruacijos? Taip. Mėnesinės? Nu gerai, o kas yra mėnesinės konkrečiau? Iš pizdos kraujai teko. O kodėl jie teka? O tai kodėl tu manęs klausė, ar aš moteris? Nu tai gal tu domėjais, gal ten sako, rašo kažkur. Aš nelabai domiuosi, aš žinau iš patirties. Tai turbūt, kai tu atlikai lytinį aktą su kažkuo, tai moteriai pradėjo bėgti? Taip. Kaip tu jautėjais? Pabėgau per langą. Per langą pabėgai. Bet tai moteriai, kiek žinau, kai menstruacijų metu skauda, tai tu turėjai ją, kaip sakant, paguosti. Oi, jinai turėjo mane paguosti. Klausė vienas žmogus tavęs, ar pas tave ilgas. Į burną tau netilptų. Klausimai 869110972, alio. Labą dieną. Labą, kuo jūs vardu? Nežinau vardą. Jūsų klausimas Astijui. Astijau, nuo kada pradėjai gerti? O kas sakė, kad aš geriu? Tik tu pats ką tik įtari pasakai. Nesakiau, kad geriu. Ai, nesakai, bet aš kažkada girdėjau 2 metais, sakėjau. Aš negirdžiu tave, žinok, vaikinė. Tai tu negeri. Ne. O rūkai? Taip. O tau negaila pinigų ant cigarečių? O kodėl vien tik ant cigarečių? Nu tai jeigu rūkai negeri, rūkai bet negeri, tai tada viską ant cigarečių leidi. Ne vien tik cigaretės. O kas dar? Papasakok. Ai, nesvarbu. Tarkim, cigaretės. Gal dar... Ai, o beje klausimas nuo manęs, ar tu lytinio akto metu saugaisi? Ne. Tu neustatei tai moteriai vaiko? Nes gal jau kokį sūnų turi, bet turbūt ne. Turiu vieną mažą 2 metukų. O, kada spėjai? Čia užpraeito žiemos darbas ten. Reikėjo daug žiemų. Šalta buvo. Tai turbūt dabar tau tenka mokėti alimentus už tą vaiką? Tikrai tenka. Bet daug aš santaupų neturiu.
Tai susitarėme su motina po 2 eurus į mėnesį. O kaip papasakok jausmą, kaip tu jauties būdamas tėvu? Na, Pampersus perki? neturiu iš ko aš. Tai gal vietoj valiutos galėtum ten kokius pamperiukus nupirkti? Oi ne, neužvesk šitos temos. Kodėl? Svarbiausia. O tai vaikas, taigi gyvas būsimas žmogus, tai kažkaip tai... Eina nahui tas vaikas. Kaip tu taip gali? Nežinau, o kiek tau metų? Man? Taip. 13. Eik, tu melagi. Aš su voice changeriu. Neapipisi tu manęs. Aš su changeriu dabar esu. Nemeluok, aš balsų skiriu dar puikiai, aš nekurčias dar. Tai smagu, šaunuolis. Tai kiek tau metų? Nu, o ką tu veiksi su mano metais? Susitarysim. O, tu nori pažinčių? Nu, ne visai, bet tai mes dar pasišnekėsim. Paklaus Kastijaus, ar jis nori pisti fletroną. Čia rimtas klausimas tarp kitko. Ne, nenoriu. Astijau, išgertum alaus stiklinę su kiaušiniu. Tai Išgertum? turėčiau bitkės. Klausia, ar dažnai smūkai. Astijus ir vėl padėjo ragelį, nes turbūt vėl kažkas užėjo. Aldutė. Nu, klausau, ko tu Astijau lendi prie mano naujaus, ką? Astijus biški pabėgo. Kaip Aldutė, kaip jūs laikotės? Nu kaip menstruacijos prasidėjo vakar. Nu, taip, žina, skaudė, biški taip railiauju po trobą pasilenkus. Nu, taip, žina. Ir tą padė, aš čia nuspaudžiau. Vis dar taip patys, žina, nu, taip, lafa gyvenim set. O tom dienomis jum skauda? Ne, nes man padeda naktiniai tampaks, man atrodos. Tampaks. Jų sparneliai kažkaip išsiplečia ir man nei skausmo, nei kraujo. Oha, aišku, labai. Ar jūs pažįstate tokį Astijų, kuris su mumis čia kalbėjo? tą žaltį, tą mažvaikį. Taip. Ant tas, kur apie abortus dainavo kažkada. Taip. Ne, žaltį, na gal taip dainiau, kai uždrausti abortą jį. Čia kaip svastika tas abortai. Na, taip, taip. Anam reiktų veina per žondą dauti. Tikrą. Gerai, mums kažkas paskambino, alio? Aš norėjau paklausti, tai močiutei metų. O tavo balsas atrodo kaip iš taksi, tai gal tu geriau nori paklausti kito klausimo. Ar aš skambinu iš telekominio? Aš tai žinai, tėvelė, benzinas baigės. Benzinas. Nu dabar gausiaus nuo tėvo. Gerai, Aldutė, kaip visą laiką, mes kai būnam su tavim eteryje, mes darom vieną dalyką, ar tu jau nu tokį kokį? Nu, jau supratau, taksistams kombinam. Taip, taip kad Aldutė, jūs esat kažkur miške, skambinat iš telekominio. Esu menstruacijų miške. Taip, viskas. Apneiždaujantis. Sveiki. Alio, taksi. Klausau. Čia Vilniaus miesto, tai? Taip, čia yra Vilnius. Vilniaus? Tai Vilniaus. Man į mišką.
Pone, sakau, čia yra Vilnius, ne Kaunas. O Kaune yra toks miškas. Pone, sakau, čia yra Vilniaus taksi, skambinkit informaciją ir sužinokit normaliai numerį Kauną ir skambinkit į Kauną. Jūs Wow. labai greitai šnekat. Kokia griežta, sako Kaune, menstruacijų miškas. Aš nežinau, kodėl jinai sako Kaune, vieną kartą sako, kad mes iš Klaipėdos, bet dabar jau Kaune, tai taip Matyt, akiniai nukrito į ne taip pažiūrėjo, kad mes Visko iki gali būt. parduotuvės skambinam. Taip, šiuo metu mūsų klauso labai didelis skaičius, todėl aš šiek tiek... Jūsų klauso 508 pagal Sargė FM1. Taip, tikrai taip. Todėl aš turėsiu šiek tiek tokią padaryti gyvą reklamą ir Aldutė aš jūs šiek tiek pritylinu, jūs galite nepadėti ragelio, mes netrukus Nu, grįšim. gerai, mielasis. Gerai. O dabar, kadangi aš turiu tokią misiją, aš turiu šiek tiek